Sveiki, sveiki visi. Na ką, šiandien tokia graži diena, jau trečia diena. Šiandien pas mus gerokai šilta. Bet sugalvojau pasikviesti Vilmutę ir paplepėti su jumis apie šį vytą. Ką mes čia šnekėsim, pažiūrėsim. Tai lauksim, kol Vilmutė mūsų prisijungs. Va, štai. Nagi, va, mes pridėsim prie mūsų. Na, va, štai ir Vilmutė. Labai greitai prisijungs. Aha, žiūriu, kad čia mano labai galvos nematyti. Viskas matosi. Tik kažkodėl tai tyliai girdžiu, bet nesvarbu, man užteks. Tyliai girdi? Jo. Aha. Aš žinau, kad kažką reikia čia padaryti, bet... Žinok, nieko negalim padaryti, nes nežinau kodėl. Aš kažkada tai buvau, kažką paspaudžiusi ir atsigavo tas garsas, bet viskas gerai. Ta prasme, čia tik aš tyliai girdžiu, visi kiti girdi normaliai. Aha. Nu, aš tikiuosi, kad manęs telefono internetas nepaves, o jeigu kas tai persijungsiu į namų. Čia ne, čia pas mane, ta prasme, kažkas tai ne pas tave, viskas gerai. Gerai, Vilmute, tai kaipgi tau sekasi? Tu papasakok, jau mes senai plepėjom. Kaip man sekasi? Geriausiai iš visų. Labai smagu girdėta. Tai va, tai iš tikrųjų, nu, žinai, turėdamas tokį glėbį gerumo, tai kaip tau gali sektis? Gerai. Tik gerai. Tikrai taip. Gerai. Mes aną dieną kalbėjom ir tu, bet kadangi buvo labai vėlu, tu labai man pasakojai tokią, kaip pasakyti, įdomias patirtis, bet sakiau, papasakosi mums šitą visiems. Apie tuos skrydžius ir kaip ten kas vyksta ir darosi. Labai šlampu, tai atsiprašau. Aš žinokit, nepernešu karščio, tai aš už tai. Nieko, viskas gerai, aha. Tai va, tai papasakok mums, kaip tau tie mūsų produktai. Ir kokios naujos patirtys, nes kai geri, visą laiką kažkas tai išlenda, ar ne, kažkas tai vėl, ar tai susitvarko, ar vėl kažkas visą laiką taip nutinka. Tai labai būtų įdomu, kasgi dar tau naujo įvyko per tą laiką. Naujo, čia žinai, su šitais produktais kasdien kažkas nauja. Tai va, tai iš tikrųjų, kas mane seka, kas mane žino, tai žinot, kad aš labai nemažai skraidau. Paskutiniu metu 2-3 skrydžiai per mėnesį. Tai iš tikrųjų būdavo labai tinsta, nu, kaip labai, nu, ištinsta kojos, ištinsta rankos, nu, vis tiek, ar ne, kaip pasakyti, skrydžiai daro savo. Tai va, kaip pradėjau naudoti šitus produktus, o ypatingai va, prieš skrydį 2 valandas ir tai arba po skrydžio, jeigu prieš skrydį pamirštu, tai labai gerai man suveikia Blue Maxas. Pagerina kraujotaką, nu, tai yra kraujo šluota. Ir iš tikrųjų dabar pastebiu tai, kad man netinsta nei kojos, nei rankos, nei galva. Tai vat, tai iš tikrųjų vat, tas labai yra, nu, toks pastebėtinas dalykas, labai stiprus. O šiaip tai aš tikrai visokių tokių dalykėlių pasišalinau ir savo hemorojaus tą likutį, žinai, bet jau čia, kai aš sakau, jau čia pamiršta, jau pradžioj, gal pasakojau šitą ar ne, tai kai dar tik geriau Green Maxą ir naudojau mūsų Jekateriną ar ne, vat šitus 2 produkčiukus, tai kas turi tokią problemėlę ar ne. Ir iš tikrųjų man po kokių 2,5 mėnesių naudojimo, tai aš buvau įtraukus ir Blue Maxą tuo momentu, tai aš turėjau problemų su šlapimu. Kokia tai buvo problema? Neturėjau jokių ten pūslės uždegimų, gyvenime neturėjus ir ačiū Dievui, bet iš tikrųjų, kiek girdžiu ir kalbu su moterim dabar, tai labai daug moterų tą dalyką turi.
Kartais jos turi po gimdymų, kartais jos turi, nu aišku, gal kažkokią gimdelę biskutį pasileidžia, spaudžia pūslę, gali būti ir taip, bet mano atvejs buvo kitoks. Ir aš galvoju, sulaukiau 50 metų, dar neturėjau ir galvoju, tuo reikės su pampersais vaikščiot, nes be įklotėlio, tai aš niekur iš namų. Kai, nu, ir vis tiek, nu, nepatogo, ne, kai tu, nu, kaip sakyt, ir iš namų išvažiuoji, va, esu mobilį kirpėja, ar ne, tai ir iš namų išvažiuoji, ir, va, į tualetą užsimanai, ar ne, nu, kol nulėki pas klientus, išsitrauki tas savo tašes, tai tiesiog reikia iš karto bėgti į tualetą, nes, kai aš sakau, nu, tikrai ne tai, kad nelaiko to šlapimo, bet tiesiog, nu, dabar tai jau viskas gerai, bet tiesiog, nu, kai aš sakau kapsė, ne, kapsė. Ir kodėl aš tai kalbu atvirai, todėl, kad aš, būdama tokio amžiaus, nu, tikrai diskomfortas, ne, vis tiek tai yra ir yra, tu turi visą laiką būti pasiruošęs, tu turi atitinkamus įklotėlius, tu turi turėti, kaip sakyti, o žinom, kad tie įklotėliai nėra ir gerai, ar ne, tegu jie sveikiausi ten bebūtų, bet tu turi visą laiką galvoti, išeidamas iš namų, kad tu turi turėti jų svarbiausia. Ir sakau, vat toks, žinai, nu, vis tiek šlapimas, kaip žinom, nu, jisai neduoda jokio tokio, žinai, gero kvapo. Aišku, ten taip nebūna, kad jau ten, žinai, bėgtų ištisai. Bet, kai aš pradėjau naudoti šitus produktus, aš naudojau, aišku, ir dabar naudoju ir Jekaterina, jau 8 mėnesiai, ir Jekaterina, ir Green Max, ir Blue Max tuo momentu naudojau. Ir vieną dieną tiesiog nuėjau į tualetą, atsisėdau šlapintis, ne? Ir vat būdavo, žinai, prieš tai ateini į tualetą, atsisėdi, šlapini, atrodo viskas kaip jau ir padarei, bet dar norėtum. Ir tu negali, tu ten spaus kiek nori, tu negali nieko padaryti. Tik atsistojai, išeini iš tualetą ir rodos, kad tu vėl nori į tualetą. Aš jau galvoju, gal man panika kokia su tuo tualetu, supranti, su tuo šlapimu. Bet pasirodo, nebuvo jokia panika ir iš tikrųjų sakau, aš lakstydavau per naktį kokius 5-6 kartus, nu tai įsivaizduokit, koks miegas, nesvarbu, kad atėjęs iš karto užmieginu, bet prabus naktį. Lunatikė tokia. Tai iš tikrųjų, va taip man ir buvo. Ir aš sakau, kaip ta avelė, žinai, ir lakščiau į tą tualetą, ir lakščiau. Ją išgeri, nors gurkšnį vandens lėkė, ją išgeri, nu tiesiog. O dabar aš gyvenu kaip normalus žmogus, savo gyvenimą, be jokių įklotėlių, be jokio nieko. Ir iš tikrųjų, kas atsitiko, tai po kažkur, sakau, po 2,5 mėnesių gerimo šitų produktų, man tiesiog, nu, pasišlapinau, ne, ir tiesiog toks plumt kažkas atrodo. Galvoju, blemba, auskaras kartais atsisega, galvoju, auskaras įkrito, žinai. Bet apsičiupinėjau, žinai, auskarai abudu yra, galvoju, kas čia įkrito. Atsisuko aš paskui ir žiūriu, plaukė toks baltas, nu kaip aš sakau, baltas buožgalvis, ar ne? Dar pati savo nusijuokiau, sakau, va, perlai byra iš mane, žinai, sulaukus 50 yra, bet pradėjo perlai byrė, toks juokas paėmė. Bet aišku, aš pasiklausiu pas gydytojus, greitai gydytojai savo, nu, ne savo, bet savo, mano klientė yra gydytoja, aš jai skambinu, sakau, kas čia gali būti, žinai. O jis sako, tiesiog riebalinis darinys. Tai va, ir jinai man paaiškino, kodėl man tai buvo su tuo šlapimu. Ir ne vienam, aš tikiu, ne vienai moteriai yra tie dalykai. Pavyzdžiui, kada pilna šlapimo pūslė, riebalai, jie visą laiką plaukia ant viršaus, ar ne? Tas riebalinis darinys, jisai plaukioja. Na, aišku, ten gal buvo riebalai iš karto, paskui susidarė tas darinys per ilgą laiką. Ir iš tikrųjų, kada nusileidžia kada šlapinėsi, nusileidžia šlapimas, ne, ir jis tiesiog bam užblokuoja šlapimtą kitą. Ir šlapimas neišeina, jo kažkiek tai lieka, tai jinai sako, tu laiminga dar ir taip, kad tau net nebūdavo jokių pūslės uždegimų, nu žinai, kai tu neišsituštini iki galo, kaip aš sakau. Tai va, tai ačiū Dievui, sakau, nieko nebuvo, bet va, kame reikalas ir
kartais mes nežinom, kas yra, gydytojai priskiria visokių ten vaistų nesąmoningų. Aišku, gal pastiprino ir šlapimo pūslės raumenis ar ne tuos pačius. Ir sakau, aš dabar gyvenu kaip normalus žmogus, ar aš noriu į tualetą, ar aš nenoriu į tualetą, man nereikia jokių įklotėlių, aš ir keliu ir tuos pačius lagaminus ir aš esu, sakau, laiminga be galo, tai vat kas nutiko mano gyvenime, ko gero, laimingiausio, nes, tokių kaip ir didelių labai problemų, ar ne, neturėjau, bent jau man taip atrodo, bet aišku, papasakosiu dar ir daugiau. Bet vat tas buvo pagrindinis, ne kaip moteriai, kaip, aš tavęs tikrai nenurašau, kad sako, tai čia tau 50, tai normalu, kad jau čia, žinai, tas šlapimas kapsi. Ne, nėra normalu ir tai įsiklausykit kiekviena ir tai, sakau, aš pasakoju ne dėl to, kad aš čia, žinai, atėjau pasipasakoti, kaip man, tas šlapimas ten kažkas buvo su juo ar ne. Ir kas ten įvyko, bet tiesiog, kad padėti kuo daugiau žmonių, kad išgirstų kuo daugiau moterų, kad aš nesakau, kad visiems ta pati problema, ar ne, bet daugybė žmonių turi tą problemą. Kodėl ir moterys, merginos dalinasi, ar ne, per laivus, per asmeniškai klientai, ar ne, sako, nesuprantu, kodėl kai pasišlapini, tai atrodo kaip riebalų sluoksnis, žinai. Tai ir valosi tie visi riebalai, jie išeina per šlapimą, jie išeina per kraują, jie išeina per odą, kitą kartą būna, kad beria, ten panašiai, kažkokios pūlingi, net votys būna, ar ne. Tai čia ir yra žmonės gerieji, kaip aš sakau, jūsų turtas užgyventas, tai taip buvo ir man. Bet tai laimė, kad tie produktai, ar ne, jie parodo ne tik tai, kad buvusias kažkokias problemas esamas, bet ir būsimas, kaip man prasidėjo su šitu ląstelių atstatymo produktu, tai augalų kamieninės ląstelės, ar ne. Ir iš tikrųjų, tai aš kai pradėjau gerti, galvoju, čia jau prigerus tų produktų, prasivalius tą organizmą, žinai, ir gal po kokių 3 mėnesių aš tai gavau jį. Ir aš galvojau, kad, išgersiu pusę, kas čia geriu, jau Green Maxo pusę, ne Green Maxo geriu po trečdalį, Blue Maxo po pusės geriu po kelio, galvoju, ir Blue Maxo išgersiu pusę. Aha, labą dieną. Aš, žinai, būdavo vėlgi tokia problemėlė, bet nekreipi dėmesio, žinai, kai ta prasme tiesiog tavęs nekankina tokie dalykai, bet aš būdavo ar einu greičiau, ar kalbu greičiau, aš tiesiog būdavo uždūstu, o jau apie laiptų lipimą tai nėra kalbos. Ir aš galvoju, nežinau, ką žinau, tai man dar ir čia ta gydytoja irgi sako, tu pasitikrinsi savo širdį. Ai, sakau, su ta širdim viskas su jie gerai, nėra ten man nei kokių spaudimų, nei kokio pulso, nei kokio nieko ten, viskas, aš varau ir viskas. Ir parodė man Mimaxas iš tikrųjų, kad tai turėjo, ko gero būtų buvus ateities problema. Tai yra širdelės, gal ten pasikišę kokios, ar tai kraujagyslės, arterijos, ar kas, aš nelabai suprantu, aš ne gydytoja, bet kažkas tai ten vyksta, arba vyko, nes dabar to nejaučiu, bet kai pradėjau gerti, tai sakau, pusė po kelio, kai išgeriu, tai galvoju, kad ištiks širdies infarktas ir neišsigaskit, jeigu tai būna, pradedant gerti šitus produktus, nes būna visko, ar ne, ir man ir galva sukosi, ir papykina, ir Mimaxą pradėjus gerti. Žinai, atrodo, taip, širdis sukasi, o kūne visam, tai rankos pažiūrėjau, rankos nedreba, žinai, bet kūnas visas, tai atrodo, kad laksto tos visos ląstelės viduj, taip, atrodo, viskas ten duodasi. Ir aš taip pavaikščiau, vandenio pagėriau, žinai, kai tu žinai, ko galima laukti ir tu įsivaizduoji, nes tai aš, pavyzdžiui, vaistų nenaudoju jokių absoliučiai 12 metų, tai aš žinau, ką daro augalai ir kaip viskas gali būti, kad jie gali viską iškelti į paviršių pirmiausiai, o paskui tiesiog prasideda, kai aš sakau, tas gydymas. Tai man parodė, kur tikriausiai būtų buvus ateities problemėlė, tai mano ta širdelė. Ir žinoma, kai pagėriau šitus visus produktus, aš, aišku, laiptais palipi, kiekvienas gal truputį uždūsta, žinai, bet jau ne taip, kad iki tokio neįkvėpė atrodo oro, žinai.
Tai va, tai sakau, ačiū šitiem produktam, kad jie išsprendė ne tik tai kažkokias, nu, buvusių tokių problemų, kaip ir neišvertė labai, žinai, bet vat, esamas ir būsimas tai tikrai man parodė pirštu, kur tai galėjo būti problema ir, kai aš sakau, ir vat, sprendžia ją dabar, nes aš tikrai pakankamai gerai jaučiuosi Ir labai gerai atrodai. Ir, nu, ačiū. Tai va, tai aišku, man labai gerai pasisekė, nes aišku, tai nesvorio metimo produktai, tikrai negalvokit, neprisigalvokit, bet nukrito 11 kg, tai yra nemažai per 7 mėnesius. Ir aišku, visko buvo ir krito, ir augo, ir krito, ir krito, ir krito. Ir nežinau, visko būna, dabar vėl gal kažkoks kilogramas užaugęs, bet aš nesureikšminu, aš nekreipiu dėmesio, bet tiesiog, nu, įdomu pačiai, nes tu matai, pavyzdžiui, diržą segėsi ar ne, per 2 kilpas jau segėsi toliau. Tai paskaičiau aną kartą maždaug 3 cm. Nu, tai vis tiek tai yra daug, ar ne? Ant tų drabužių tiek labai nesijaučia, bet atrodo, kur tas vat svoris, mano dukra, sakau, ateina ir jinai sako, nu, mamyt, ateisiu, tai dar po 8 mėnesių, tai vieną dieną nerasiu jūsų. Sakau, aš kaip tai, sakau, nu, nerasi vieną dieną, nes nu vis tiek amžinų nėra, numirsiu vieną dieną vis tiek. O jis sako, ne, aš ne apie tai, sako, atrodo, kad nykstat kiekvieną dieną, kai tik ateinu kiekvieną kartą. O jinai buvo nemačius manęs gal 3 savaitės, o buvo vat kažkaip kaip tik tas toks svorio kritimas. Nežinau, kas ten darosi tame organizme ir jis taip labai gražiai krenta, tirpsta ten tie riepodiniai riebalai, kur jiem reikia tirpti. Aš mane irgi nukrito, aišku, ne 11 kg, būtų visai neblogai, bet aš visai nepergyvenu dėl to. Aš manau, kad savaime jie kaip krito, taip ir nukris toliau. Faktas, čia žinai, kaip aš sakau, ir kodėl tas svoris, vat, žmonės sako, man tai nekrenta. Palaukit, bet kiekvienam yra užterštas organizmas savaip. Kiekvieni užriebėję organai yra savaip. Tai kol jum neišsivalys organai, kol nenutirps nuo tų organų, pavyzdžiui, gali būti užriebėjus ir ta pati širdis, ne, ir tos pačios kepenys, tai kol jum neišsivalys vidus, ar ne, kol jum šitas neatsitiks, nieks neatsitiks iš, nu, kaip sakau, aš iš išorės, nu, kaip sakyt. Taip. Ar neaišku, tas svoris nekrenta iš išorės, vis tiek jisai, kaip aš sakau, bet vat žmonės ir sako, man svoris nekrenta, bet apimtys mažėja. Tai vat, tai reiškia, vis tiek tie riebaliukai, jie nyksta, nes, nu, kai iš kur tos, aišku, išeina nereikalingas vanduo, išvaro tą nereikalingą vandenį. Aš sakau, man per karščius, vat ypatingai Blue Maxas su Green Maxu, tai man, žinokit, kažkas wow, nes aš atsikeliu vat karštą, ne, būna, kad ir nelabai išsimiegi. Ir tikrai, vat, pavyzdžiui, nu visą laiką nešioju vienintelį žiedelį, kurį mama padovanojo per 16 gimtadienio progą. Tai, nu, jauti, vat, pavyzdžiui, kai išsipūtė, išbrinkę pirštai, ar ne, tai tu jautis nuspaudžia tas žiedelis, nesmagu. O dabar, vat, niekada, vat, per šitus karščius, nei dieną, nei po nakties, niekada nejauti, kad tu išbrinkęs. Tai reiškia, ir Green Maxas, ir dieną Blue Maxas daro savo darbą. Tai vat, tai, o kas dar, ką dar aš pasakojau tau? Ir čia, ir dar aš norėjau pridurti iš tikrųjų apie tą svorio kritimą, kaip sako, vieniem krenta, kitiem nekrenta. Tai dar reikia nepamiršti tai, kad mes turim ir turto, ir ligų prisikaupę ne vienodą kiekį, ne? Jeigu ten pas tave yra krūva organizme problemų, tai kol realiai, kol nesusitvarkys viskas ir kol nesusidėliosi vietas, pradės normaliai veikti, tai normalu, kad tas svoris ir nekris. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai vat, o šiaip tai vat žmonės klausia, nu, pavyzdžiui, kai, žinai, kai pradeda tuos produktus naudoti ar ne, tai jie įsigasta, jie klausia, man čia pilva raižo, mano pilvas čia gurgė, žinai. Nes, aišku, mes pradedam pirmiausiai, bent jau, kai aš sakau, 1 savaitę pradėkit nuo Green Maxo ir įtraukit kiekvieną produktą kas savaitę, ar ne, po tą trečdalį, kad nebūtų organizmui tokio šoko, žinai, prisijaukinkim, po savaitės vėl įtraukim kažkurį, ar tai Blue Max, ar tai Mi Maxą.
Ir taip sakau, o paskui viskas tvarko, geriam visus 3 kartu, ką ryte, ką per pietus, ką vakare. Ir iš tikrųjų, vat, visi sako, wow, negalvau, kad tokie skanus tie kokteiliai, žinai, tie produktai, nes sako, būdavo, kad, nu, vat, būna, kad sako, kokius detoksus ten darais ir ką, tai sako, to žolės, neskanios, pykina, žinai, nu, tie kokteiliai tokie, žinai, sako, nu, visokie ten. O šitie tikrai tokie gaivūs, ar ne? Ir tikrai labai, vat, mano merginos mažosios. Turiu va vieną pasiruošus. Geri, aš pasiruošus esu dar mano Blue Maxą. Tai vat, tai žinokit, ir sakau, būna visko, ir papykint gali, ir pasisvaigt galva gali iš karto, ir pilvas tas pagurguliuoti, ir gal laisviau išeisit, kitas net paviduriuoja, kitas net vandeniu pavaro, tai išvaro jūsų vandenis iš jūsų žarnyno nereikalingus, iš jūsų organizmo, ar ne? Kodėl mes, sakau, vat, pavyzdžiui, kodėl mes brinkstam, tinstam ir visa kita. Ir dėl to vat, ir yra, kai kaupiasi tie vandenys, ar ne? Tai vat, tai būtent dėl to ir sakau, būna visko, būna paskausta kažkur, būna gal sąnarius paskausta, kažką valo toksinus, kažkokius parazitus. Ir nugaras paskausta ir nu, visko būna. Visko būna, tikrai taip. Tai, kad suksiu. Mano mažoji ištroško. Va tavo stiklinė. Va. Tai va, tai visko labai reikia, žinot, kaip išeini laivą ir pasakai, kad jūs šiandienkit. Tai va, tai, nu, sakau, neišsigaskit, nes visiems skirtingos tos problemos ir iš tikrųjų jų kartais žmonės turi labai daug. Atrodo, čia nieko neturi, o kaip sakyto, va, dar visko parodo, viską išverčia, žinai. O kai žmonės turi problemų, tai netgi minties nėra, kad jiem kažko nebus, žinoma, kad bus. Taip. Man, pavyzdžiui, kasą skaudėjo kokius 2 mėnesius, kaseta valėsi, nes jinai tiesiog kepenys, kada užsiteršia, aišku, apsunkina ir kasą. Aš nežinau, kuo jinai buvo apsunkus toksinais, nu, žinai, kad pats galėtų įlysti ir pažiūrėti, ko ten turim, tai būtų labai fainai, ar ne? Kad turėtum kažkokį atsistoji į veidrodį, ar ne, ir tu matai savo viską, kas ten laksto, kokie parazitai. Aišku, gal numirtumėm iš trioko. Pamatę, nes va, tikrai dalinasi moterys, kad išeina ir tos askaridės, ir tie kaspinuočiai, ir visokių tų kitokių parazitų, net mes jų nežinom, ir tos apvaliosios kirmėlės, kur būna, ir nu, visko yra buvę, kai pasiklausai, tai jo, nelabai smagiai atrodo, kažkur pakruta kažkas podą, žinai, pakutena, tai atrodo, čia ko gero kokia kirmėlė, žinai, kai visi visko pripasako, prisiskaitai dar. Tai va, tai jo, tai tie mūsų šitie, iš tikrųjų, tai va, yra pagrindinė ta, kai aš sakau, trijulė, ar ne, ta auksinė trijulė, tai yra mūsų va, Green Maxas, Blue Maxas ir Me Maxas. Tai iš tikrųjų 3 pagrindiniai produktai, nuo kurių ir turėtų pradėti žmonės gerti juos. Ir iš tikrųjų po kokių, nu aš sakau, nuo 4 iki 6 mėnesių, tai priklauso, kaip organizmas užsiteršęs, žiūrint, kaip jiem viskas valosi, kaip kas darosi. Ir tada gal pradėti įtraukinėti kažkokį, ar tai sąnarių turi žmonės problemas, ar ne, tai gal tą Fleximaxą mūsų, gal dar kažkokį kitą produktą, bet aš sakau, pirmas, ką reikia padaryti, tai jum reikia išsivalyti. Jum nereikia spręsti problemą, o reikia jum išsivalyti ir tada kartais problemos pasišalina, išsisprendžia. Dažnai, Vilma, net ne kartais, tai yra dažnai, nes iš kur mūsų ir ligos. Nuo užterštumo, nuo parazitų, nuo toksinų, ten, ką mes nešiojamės. Tai kada išsivalai, tai automatiškai kūnui palengvėja, organizmui jis pradeda save pats gydyti. Taip. Čia nėra kažkokio jokio, kaip pasakys, stebuklo, tai yra tiesiog natūralūs procesai. Ir žinai, bet kai žmonės sako, tai va gerai, aš pasivalysiu žarnyną, aš sakau, nu gerai, tu pasivalysi žarnyną, bet tavo kraujas, tai pavyzdžiui, irgi užsiteršęs tuo pačiu. Tai koks yra tikslas vieną kampą namo išvalyti ir visus 3 palikti, arba visus 3 išvalyti ir vieną palikti. Tai va, tai čia kaip užburtas ratas, vieną valą iš kito sukasi.
Tai vat ką aš ir sakau, kad jeigu valom, tai valom viską, jeigu norit pradėti į save investuoti ir gydyti save, aš net nesakau valyti, aš sakau gydyti save, tai jūs tą ir darykit. Bet ne tai, kad ten, kai aš vadinu, žinai, žaiskit, kai aš sakau šikaliokit, po ten 1,5 metų arba ten 3 mėnesius pagersiu Green Maxą, paskui pažiūrėsiu, kaip aš jausiuos, pagersiu Blue Maxą. Ne. Aš visą laiką sakau, jeigu darom, tai darom. Jeigu nedarom, tai neleiskit pinigų vėjais ir nedarykit iš viso nesąmonių. Jeigu norit pajausti rezultatą, darom kaip reikalas, ar ne? Nu tas pats, kas nuvažiuosiu pas žmogų, nukirpsiu pusę galvos, ar ne? Ir kitą dieną arba už savaitės ar už mėnesio atvažiavus nukirpsiu kitą pusę. Palaukit. Žiūrėsim, kaip greitai auga plaukai, ar ne? Ne, nu negali sakyti, kad neduos, tarkim, rezultato visiškai, jeigu žmogus gers tik tai Green Maxą. Duos, negali sakyti, kad neduos. Bet tu negausi tokio rezultato, kokį tu gerdamas visus 3. Taip ir duos laikiną, todėl kad kraujas išnešioja viską, nu, ta prasme, vėl tau teršis taip pačiai ir bus laikinas, bus rezultatas, bet jis bus laikinas. Va, ką norėjau pasakyti. Ne taip gal išsireiškiu. Bet kuriuo atveju mes gyvenam chemijos pasaulyje taip, kad realiai tą daryti reikia pastoviai prižiūrėti save. Nu, kitos išeities neturim. Labai šiandien gerą skelbimą mačiau Facebook'e. Kažkokia moteris grįžo į Lietuvą ir sako, vat kaip įdomiai parašyta, Maksimoje, ar ne? Sudėta vištiena kepta vienam padėkle ir sudėta vištiena kitam padėkle. Ir ta, kuri ten su visa tais hormonais, chemija ir visa kita, tai jinai parašyta ten viena kaina, o ten gal svaru ar eurų tiesiog uždėta ir parašyta vištiena be hormonų. Sako, tai ačiū Dievui, kad nors Maksima yra atviri ir jie parašo, kuri vištiena su hormonais, kuri... Tai vat, nu, įsivaizduokit iki kokio nužmogėjimo, iki kokio lygio. Tai reiškia, ką mes valgom. Tai ne tik ką valgom, o ką mes geriam. Ne, tai čia jau aną kartą, kai pasiklausiau laivą apie vandenį, tai man jau plaukai pasišiaušė ant galvos. Aišku, aš negeriu iš krano. Niekada negeriu, nes man jis buvo neskanus Londono vanduo, niekada. Nebūdavo, jeigu geriu, tai vis tiek prasifiltruoju, bet o dabar tai iš viso negeriu iš krano. Aišku, ir tuose buteliuose mes nežinom, čia reikėtų tirtis, kas čia ką daro. Bet... Tai klausimas tuose buteliuose, ar ne iš to pačio krano? Visko gali būti? Visko gali būti, tai va, niekas netyrė, nežiūrėjo. Tai va, būtų gerai čia, kur atsivedus iš kokių Alpių, kalnų, ar ne kokį kraniuką? Nu, būtų gerai, dėja, sako, Anglija neturi to vandens. Tai netgi, aš, sakai, Londone, tai jau apie Londoną, tai ten iš viso ne. Bet ir Oksfordas pasirodo lygiai taip pat, iš kur gauna vandenuką? Iš kanalizacijų, brangieji. Tai va, tai kas geria, naudojat, taip sakant, gaminat valgį, tai skanaus. Nu, tokia realybė yra. Ir mano dukra buvo būtent va tame valymo visame, ten, kur valo, nežinau, kaip pavadinti, fabrikas, kas ar įrenginiai, žodžiu, ten, kur būtent valo tą kanalizacijos vandenį ir grąžina mum į čiaupas. Tai va, tai. Nes aš ir sakau, žinai, mano, nu, tas vadinamas žentas, ne? Nu, dukros partneris, kaip čia pavadinti, anūkų tėvas. Tai kaip šiais laikais, tai nežinai, nei ką pavadinti. Tai jisai dirbo Thamesvote, žinai. Ir jisai atėjo čia vieną kartą ir sakau, kodėl man tas vanduo, žinai, vieną kartą, pavyzdžiui, ypatingai virdulį. Sakau, kai užskaitė, tai vieną kartą, sakau, kokiu smirda, žinai, kitų kartą chlorkalkėm kokiam, trečią kartą vėl. O jisai sako, o tai kuo tu tikiesi? O aš sakau, kaip ko aš tikiuosi? Normalus vandens sako, kad labai geras Londono vanduo. O jisai sako, o tu matei kada nors, iš kur pareina Londono vanduo? Ir aš taip sakau, ne. Ir jisai man papasakojo, va lygiai tą patį papasakojo, kaip tavo dukra. Ir aš, žinai, galvoju, tai ką mes geriam?
Tai yra baisu, tai yra baisu. Sako, šlapimas nesveika gert, nu tai kad ir geriam. Tai va Milda mum, jinai pasakojo, kadangi jinai tenai praėjus karininkų mokyklas, kažkada tai jaunystėje, tai pas, tarkim, karo atveju, ar ne, yra va tokie filtrai, kurie, tarkim, jau, bet tai yra ekstriniam variantui, kai išfiltruoti vandenį bet kokį, koks tik yra, nu tiesiog, kad žmogus išgyventų. Nu taip. Tai va tokio va principo filtrai yra naudojama va to karo atveju, bet nepastoviam gyvenimui. Tai mes gyvenam karinį gyvenimą, ne? Gyvenam karinio, žodžiu, ekstriniu atveju. Taip. Bet va, tai kaip ir sako, kad, nu, čia aišku, tokios kalbos eina, kad tuo ir tų filtrų pritruk, žinai, tai ką tada gersiu. Jūros vandenį. Tai kad to jūroje Dievas žino, ko ten yra. Pažiūrėjus į Anglijos jūrą, tai vandenį lip nebenori. Nu, žinai, ar jūros tą vandenį, ar tualeto vandenį, tai nemanau, kad labai skirtumas yra. Tai gal jau net geriau tą jūros vandenį. Bet iš tikrųjų, na, aišku, juokas čia per ašaras, bet, nu, kas belieka juoktis, nes jeigu užsigrūzysi tuo, kas vyksta, tai iš tikrųjų nepadės ko gero nei Maksai. Nu, tai tu čia gali grūzintis nesigrūzinus, ką tu pakeisi, nepakeisi, tiesiog reikia ieškoti išeičių. Turiu Magic puodelį. Aš tai geriu iš karto iš pakelių, aš nemaišau, man ten... Aš tai atėjau parodyti, kokią spalvą, ką mes gaunam, ką mes turim. Rašaliukose. Aha, ko čia neišsileidžia, reikia biskutį pasuksiu, kad išsileistų. Tai va, tai sakau, tie mūsų produktai, jie yra kažkas, vau, ir kai klausaisi kitų ar ne istorijas, Lineta, va, kai būna zoomai antradieniais, ateikit, pasiklausysit gyvų istorijų, tai patys matysit, suprasit, kad žmonės patys pasakoja, kad tai nėra suvaidinta, nes tu to nesuvaidinsi, ką žmonės pasakoja iš vidaus. Kaip žmonės būna nurašyti, ar ne, ta pati, vat, ir Milda, ar ne, ir kiti žmonės, vat, Raimondos berods vyras, ar ne, po insulto. Taigi net reabilitacijos neskyrė, buvo nurašytas, esam pasidalinę tas istorijas. Ir tos pačios Mildos istorija, ar ne, kai patys gydytojai pasakė, kad, nu, ta prasme, invalido vežimėlis. Dabar, kai pamačiau ją einančią ant ėjimo takelio, ant bėgimo takelio, nu, kaip sakyt, aišku, jinai ėjo, bet ir tai yra labai daug ir, kaip jinai sako, aš jau galiu vairuoti mašiną, man nereikia žmogaus, kuris būtų šalia manęs visą laiką. Įsisodino vaikus ir dabar išvažiavo į Druskininkus. Žmogus džiaugiasi gyvenimu paprastais elementariais dalykais. Atsisėdo ant supynės, jinai supas, jinai tokia laiminga. Tai yra žmogus gavęs antrą gyvenimą. Tai, nu, tiesiog tai yra nuostabu. Bet tikrai ir vat sakau, ne, kai pasižiūrėsi į Mildą, tai atrodo sveikas žmogus, nieko jam nėra, ne, tik buvom susitikę birželį. Ir kaip sakyti, ar ne, bet kiek išgyvenęs ir kiek praeita viso to, ir kai tu žinai, kad tavo du maži vaikai, ir kai aš sakau, vat vakar viena moteris irgi parašė, kad, nu, po skiepų jinai tiesiog dabar, nu, tiesiog po skiepų jai pradėjo kristi sveikata, ir vat, kaip jinai sako, nežinau ką daryti, nes 2 metų vaikas yra, ir jinai, nu, sako, reikia kažką daryti, tai vat, ir sakau, nelaukit žmonės gerieji, nelaukit tos paskutinės lemtingos minutės, kol jums pasakys, kad tau viskas jau ten, žinai, žaibiškas vėžys ar dar kažkas. Nelaukit to, tai yra toksinų, tai yra parazitų, tai yra sunkiųjų metalų atliekamas darbas, aišku, mes jų gaunam kiekvieną dieną iš mūsų nuostabių chemotrailerių ir kai aš sakau, tegu Dievas jiems duoda sveikatos, kas tai sugalvojo. Bet, nu, kaip sakyt, mes atradom šitus produktus, kurie išvalo tą ir esu be galo laiminga ir tiesiog galėdama padėti ne tik savo, bet ir kitiem, ar ne, Lineta? Vat, ir kaip sakyt, tai sakau, tiesiog smagu žiūrėti tokius žmonės, kurie vaikšto, vat, kaip ir Raimondos vyras, ar ne, nurašytas žmogus, po metų laiko jis neturi,
Nu, aišku, dar ten dirbti, bet nes buvo sutraukta į ranką, va taip, žinai, jis ir žolę pjauna, ir tašes neša su ta ranka, ir kalba, ir nepasakytum, kad jam kas nors buvo, ar ne, kad jo buvo supolarizuota visa kairė pusė. Sky. Thank you. About to break the computer. Oh, okay, go, and I'm coming very soon, okay? Thank you. It's my blue mouse. Blue. Yes. Can you don't disturb me, That please? looks cool. I'm in live. Can you don't disturb me, please? Thank you. Okay. O kas per feisas nematai? Tai va, tai iš tikrųjų sakau tokius dalykus, klausant, matant, girdint ir tikrai, kai tu girdi iš pirmų lūpų, tai yra kažkas wow, kažkas neapsakoma, nepakartojama ir iš tikrųjų tu esi toks laimingas, kad tie produktai yra tavo rankose šiandien dienai, ar ne? Ir sakau, ir esam be galo laimingos, kad mes galim dalintis, galim padėti kitiem, ne tik tai, kad savo. Ir vat kodėl aš sakau, išeinu ir pasakoju apie net tokius dalykus, ar ne, kaip tu ten atsiprašant sisioji, kaip tu ten kakoji, kaip ten tau tas darosi, kaip ten anas. Ir iš tikrųjų ne dėl to, sakau, pasigirt, kad čia tau nedripina tas šlapimas, bet dėl to, kad išspręsti daugybę žmonių problemų ir tiesiog dalintis ir dar kartą dalintis, kalbėti garsiai, kas vyksta su tavim pačiu ir ar ne. Ir tiesiog padėti kitiems. Nes iš tikrųjų mes yra ir gal didelė bėda, kad nedrįsti, ne, kalbėti, nes tai yra nepatogu, kaip pasakyti, sirgti, nepatogu apie tai pasakoti. Mes visada norim būti gražūs, jauni ir ta prasme ir be ligų, bet kasdienybė yra iš tikrųjų, realybė yra kitokia, bet niekas apie tai nekalba, apie savo problemą. Ir žinai, net aš pavyzdžiui važiuoju pas klientus arba klientai pas mane ir aš tiesiog dalinuosi, aš jiems pasakoju, kas vyksta su manim. Ne tik tai, kad su šitu ar ne, ar ten apie tą produktą, ar tai apie tą kažką nusipirkau, ar tai puodą, ar tai bliūdą, ar tai produktą, ar tai kažką, aš tiesiog dalinuosi, kas man veikia, kas man padeda, kai aš sakau, palengvinti mano gyvenimą. Ar ten maistą kažkokį, ar ten dar kažką, vis tiegi mes dalinamės, ar ne? Taip. Ir vat, kai aš sakau, dalinausi vieną kartą su klientė kažką, tai jinai sako, aš čia eilę metų, jau aš čia keli metai kaip naudoju, aš žinau, sakau, matai, aš tau atvažiavus viską išvemiu, kas yra geriausiai, o tu neįsižioji man pasakyti, kad ta prasme, kad vat, tas dalykas veikia, kad tas dalykas yra geras. Tai ką aš čia pasakosiu, žinai, gal čia man veikia, gal tau neveiks. Tai yra mano reikalas, ar jis man veiks, ar jis neveiks. Bet tu pasakok, tu dalinkis su žmonėm, nesvarbu, kas jisai, kirpėja, jis gydytojas, mechanikas ar dar kažkas bebūtų, dalinkis tu su visais, kas tau padeda. Gal kitam 3 kartus labiau padės, negu tau netgi padėjo, ar ne? Tikrai taip. Kiekvienas mes atsirenkam, ko mes norim, ko mums reikia ir ar mes to norim, ar nenorim, ar mes norim gerti vaistus, ar mes norim gerti maksus. Bet aš sakau, visą laiką kalbam ir aš sakau, esu tokia, kur nieko nelaikau, nesvarbu, kur aš nusipirkau tą daiktą, Amazonėje, whatever, bile kur, žinai, bet jeigu jisai man geras, kodėl aš neturiu dalintis, ar ne? Tai va. Tai ačiū tau labai, Vilmut, kad pasidalinai ir, kaip aš sakau, metai jau laiko. Jau be 5 minučių bus metai laiko, kai aš šitoj kompanijoje esu ir su kiekviena diena mane, kaip pasakyti, pirmoji turbūt kompanija, kur po šiandien dienai aš žaviuosi ją. Aš be galo žaviuosi ir džiaugiuosi, kad jinai yra mano gyvenime. Taip, kad ačiū labai tau, kad tu pasidalinai savo patirtim, savo atsiliepimais ir ką. Ir ačiū, geriam kad toliau pakvietei savo maksiukus ir stebim, kas vyks toliau. Į jūsų sveikatą, mylėjai, ir būkit sveiki visi. Būkit sveiki. Iki kito karto. Iki. Ate.